Nusipirkai fotoaparatą už kelis tūkstančius ir visą laiką fotografuoji ant auto, žiauriai negerai. Aš šiandien paaiškinsiu, kodėl taip svarbu išmokti naudotis rankiniais režimais žymimais raidelėmis. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na ir šiandien aš bandysiu paaiškinti, kodėl auto režimas yra toks didelis blogis. Pirma, kad ir kaip stebuklingai beskambėtų, su rankiniu režimu tu galėsi prisitaikyti prie visiškai bet kokių fotografavimo sąlygų. Galų gale netgi jeigu kokybiškos nuotraukos padaryti niekaip nepavyks, tu žinosi, kodėl tai pasitiko ir galėsi išsisukti. Visiškai nesvarbu, ar fotografuosi naktį ar dieną. Antra, tik esant bent kiek prastesniam apšvietimui, auto režimas visą laiką bus linkęs šauti blykstą arba kelti ISO, kas labai stipriai prastina nuotraukos kokybę. Tiesiog fotoaparatas bando išsisukti iš tamsaus kadro pačiais pigiausiais būdais. Trečia, tik rankinių režimų dėka tu galėsi padaryti tokius ir tokius kadrus. Tai yra ilgo išlaikymo kuriama magija, kuri auto režimui yra labai svetima. Ketvirta, tai tik rankiniai režimai tau duos prieigą prie pačių subtiliausių fotoaparato funkcijų. Tai yra, tu galėsi pakoreguoti spalvas ir išgauti būtent tokią nuotrauką, kokios tu nori. Išlieti judesį arba jį sustingdyti. Na ir žinoma, svarbiausia – padaryti šviesų kadrą. Na ir galiausiai auto režimas tave smarkiai atitolina nuo suvokimo, kaip aplamai veikia fotoaparatas. Čia visi nustatymai parenkami automatiškai. Na ir galinis rezultatas būna toks, kad tu turi Ferrari, bet visą laiką važiuojant pirmos pavaros. Taigi, sekite mūsų naujienas Facebook'e, prenumeruokite šį YouTube kanalą, na ir aš pažadu, kad visai ilgai netrukus čia galėsite rasti krūvą naudingos mokomosios medžiagos, kuri jums padės tobulėti labai greitai. Na, o jeigu laukti nenorite, visą laiką jūsų lauksiu seminaruose. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Gytis.